Šiandien vyksta lauko diena. Dotnuvoje. Kas vyksta lauke? Čia susirinko gausybė ūkininkų, kurie gali sužinoti apie žemės dirbimo technologijas, augalų auginimo technologijas, sėklas ir veislės, tręšimo technologijas ir daugybę kitų naudingų dalykų. Einam pasižiūrėsim. Šiandien iš tikrųjų labai daug pamačiau visokių veislių ir pasimečiau vėl iš naujo, nes jau buvau pradėjus susidėlioti veislės kitam sezonui ir dabar mačiau, kad yra dar daugiau galimybių. Tada atsiverčiau knygutę dar daugiau. Smagu, kad yra labai daug visokių veislių, bet ir naujas galvos skausmas yra. O šiaip noriu visų kaltukų, kur ten buvo sudėti, noriu visų veislių išbandyti, tiesiog norėčiau visko. Atveškit man viskas, išbandysiu. Sužinojom apie įvairias technologijas, naują augalą soją, pažiūrėjom niuansus apie augalų tankį, žieminio rapso pasėliuose, apie galimybę sėti tiksliai kviečius ir visas kitas veislės. Manau, kad informacijos daug, tik reikia ją suprasti ir suvirškinti. Pristatymai buvo informatyvūs, tokie trumpi, bet on point. Tai šiaip viskas, bravo. Faina diena. Jeigu galėčiau, tai čia tikrai išsiauryčiau arba Prasida, arba Tempo, nes kitus padargus top-downą, Spiritą ir Carrierį turiu, tai iki pilnos laimės tai Prasida truktų. Turim top-downą, dėl to noriu tų kaltų, kad būtų galima, mix and match. Galiu užsidėti vienus tokius, atvertėjus tokius, kaltukus kitokius. Tai visų noriu, kad galėčiau užsidėlioti ant top-downo. Aš tiesiog turiu top-downą, man reikia kaltukų. Visų. Ir traktoriaus galingo. Prasidą norėčiau išsivaryti, nes moderniausia sėjamoji šiuo metu. Tokių renginių tikrai reikia, būtina platinti savo žinias, gilinti jas visada reikia, nes jeigu stovėsi vietoj, nieko nenuveiksi. Purškim kviečius, fungicido, baigiam rapsą purkšti. Priminė, kad reikia pupas jau purkšti. Reikia tokių renginių, naujovės, eini prieki, atgal negrįšim, tik į priekį.